Apie neįprastą fotografiją dabar kalbėsim, o jos idėją vienas lietuvis parsivežė iš užsienio. Jis fotografuoja akis ir jau yra užfiksavęs jų daugiau negu 8000. Kaipgi atrodo visas procesas ir ar galima nufotografuoti savo mylimo augintinio akis, domisi Valentinas Rimgaila. Labas vakaras, Lietuva. Nuo dabar turime unikalią galimybę susipažinti iš arčiau su akių fotografija. Apie tai mums papasakos akių fotografijos studijos įkūrėjas Martas Stankevičius. Sveiki, Martai. Labą dieną. Tai sakykit, pats kiek kartų jau savo akis fotografavote su šiuo prietaisu? Virš 16 tikrai reikėdavo protestuoti, ar įranga šviežia, ar viskas veikia, tai tikrai teko. Kaip jums gimė idėja? Iš tikrųjų visai netikėtai nusipirkom bilietus su savo panelė Vokietija už 30 eurų, nuskridom tiesiog patostogauti keletą dienų ir einant meno mugėje, užmatėme, kad užsieniečiai užsiminėjo tokia paslauga. Žiauriai susižavėjom, iškart pagalvojau tą tokia, kodėl Lietuvoje panašaus nieko nėra geras, kaip norėčiau tokį dalyką pasidaryti. Tai ta mintis taip ir buvo pasieta, grįžom į Lietuvą, pradėjom domėtis, nieko panašaus nėra, nusprendėm būti pirmieji. Tai kaip klientai reaguoja į tokią fotografiją, ar nebijo atkeliauti ir įsiamžinti tų savo akių? Ši paslauga tikrai visiems yra tokia labai keista, nes tu iš tikrųjų neįsivaizduoji, koks tas procesas yra nusifotografuoti tą rainelę. Tai visiems ta tokia mistika ir paslaugos unikalumas yra labai įdomu, nes kada jums paskutinį kartą teko patirti tokį dalyką? Iš viso, kas ten bus vietoj, niekas nežino, todėl ta mistika visą laiką žmonėms patinka ir vieni bijo, vieni kaip tik yra suinteresuoti, tai visi šiaip labai pozityviai reaguoja. Kiek jau esat užfiksavę skirtingų akių, ar suskaičiuotumėt? Skirtingų turite omeny spalvų atžvilgiu? Ir spalvų, kiek klientų akių esat nufotografavęs? Jau drąsiai tikrai galiu pasakyti, virš 8000, tikrai labai daug akyčių, nuo visų žalių, geltonų, pilkų, mėlynų, visų atspalvių esame matę. Dieva, violetinio, raudonų tai nebuvo ir įsitikinau. Kokios populiariausias tarp lietuvių? Populiariausias tai net... Sakoma, kad mėlynakiai ganėtinai reti, bet kažkaip pas mus tie lietuvaičiai su žydrom akim ganėtinai dažnai čia ateina. Tai mėlynos, rudos, sakyčiau, tos populiariausias, žalios ir jau visi tie mišrūnai yra jau tokia retesnė populiacija pas mus. Mišrūnai, skirtingos akių spalvos itin reta, ar ne? Šiaip tais čia yra dažnesnis dalykas, nei žmonės galvoja. Jie gal galvoja, ateis įsiaiškins tą vieną spalvą, kurią turi, bet iš tikrųjų pasirodo turi keletą spalvyčių. Jos gal taip ryškiai nesimato, kai mes žiūrim plika akimi, bet tas mišrumas yra šiaip ganėtinai dažnas dalykas pas žmonės. Sakyčiau, net yra rečiau, kai yra tokia viena gryna spalva. Net pas mus studijai, jeigu žiūrėsite, tikrai galima pamatyti tokių skirtingų spalvų elementų net ir toj pačioj mėlynoje akyje. Ir turbūt atkeliavę išsiaiškina ir supranta, kad šių akių spalva visai kitokia negu prieš tai jie žinojo, ar ne? Tikrai taip, net ir būna tokių atvejų, kur ateina žmonės, galvoja, kad pas juos yra žalios akys, nufotografuojam, nusinčiam akyti ir sako, ar čia tikrai mano akis, nes mano biški žalesnė, bet kartais ta akytė tiesiog keičiasi, labai svarbu, kokiam apšvietime yra, kokioj nuotaikoj, kaip žmogus apsirengęs. Tai visi tie veiksniai iš tikrųjų gali įtakoti, kaip mes matome tą spalvą. Iš tikrųjų, kodėl kartais būna žalesnės, kartais žalesnės, tai tikrai pasitaiko tokie atvejai, kur tikisi vienos spalvos, bet gaunas tokie truputį mišresnė, sakyčiau. Pakalbėkime apie patį procesą, kaip jisai atrodo, ar reikia kažkaip specialiai pasiruošti ir kiek laiko trunka tas akies užfiksavimas. Taip, tai iš tikrųjų klientai džiaugiasi, kad jokio pasiruošimo nereikia, nors tai atrodo fotosesija, gal pasidažyti, bet čia galima ir be pasidažymo, be su gera nuotaika, nesvarbu, tiesiog reikia gebėti tą akytę išpūsti. Tai tas procesas taip ir atrodo, kad atvyksta klientai į studiją, turim tą specialią įrangą ir fotografavimo metu tiesiog reikia akytę 1, 2, 3 paimti ir pakelti išpūsti. Tai viskas, tai vienintelis yra pasiruošimas, tai gal tiesiog gera savijauta, ir pasitreniruoti gal namuose, ar pavyksta ten tą akytę išpūsti, gal neskauda ir panašiai. Kiek laiko trunka? Iki 15 minučių. Iš viso fotografija, ten minutės reikalas, būna net keletą per sekundžių. Aišku, vieniems yra sunkiau pajudinti tą raumenuką, iš tikrųjų ne visiems pavyksta tokį vokus įtempti. Tai čia toksai įdomus judesiukas, tai iš tikrųjų įdomu net pasipraktikuoti namuose, ar žmonėms pavyksta toks dalykas. Bet jeigu nepavyksta, padedam pirštukus ir panašiai, tai su vienais būna per porą sekundžių nufotkinam, o su kitais gal tenka biški, tai pasikankinti ir iš keletos kartų padaryti galutinį rezultatą. Ką tokio unikaliausio, išskirtiniausio teko nufotografuoti, užfiksuoti, kuris lietuvis mūsų turi pačias unikaliausias akis? Iš tikrųjų, čia toks atsakymas tikriausiai, kurio nesitikėsite, bet tos dažnai unikalios akis labai yra tokios, kur dažnai gal žmogus turi kažkokių gal sutrikimų, bet dėl tų sutrikimų rainelė labai išskirtinė atrodo.
Nu, pavyzdžiui, vienas iš atvejų, kur nesutrikimas, bet žmogus yra dirbęs su stiklu ir gavo stiklą į akį, reikėjo operuoti, pusę kitės ištraukti ir teko jo kitą nufotografuoti. Tai tas vaizdas tiesiog jis toks nestandartinis ir toks unikalus. Būna kartais tas vyzdis, kai mes įpratę matyti tokį rutuliuką juodą, jis kartais būna tokios liktais ilgos formos, likatino, tai va tokie labai unikalūs atvejai. Bet šiaip kalbant iš to paprastumo, tai kuo daugiau raštų, kuo daugiau tokių plyšiukų, kuo daugiau skirtingų spalvų akytėje, tuo jinai natūraliai yra tokia įdomesnė. Ar atkeliauja visa šeima įsiamžinti tokio tikrai unikalaus dalyko viso šeimos akių? Taip, tai šeimos labai mėgsta tokią paslaugą, kadangi iš tikrųjų tai yra toks labai unikalus būdas įsiamžinti ne tik to fotosesijos ir nuotraukos pavidalu, bet tas rainelis ir įamžinti tos raštus realiai ir jie amžiams. Tai iš tikrųjų labai įdomu net pamatyti, kaip šeimos nariai turi kažkokių panašumų, ar raštas ten iš tėčio, ar spalva iš mamos. Tai šeimos be abejo mėgsta visi vienu metu nusifotografuoti ir tą tokį šeimynos paveikslą pasidaryti. Ar fotografuojat, ar jau buvo klausimų, ar galėtumėt įamžinti mano augintinį? Labai, iš tikrųjų, dažnas klausimas, labai visi nori prie savo šeimos to portreto pridėti ir augintinius. Tai dėja, dar nefotografuojame, sakau dar, nes iš tikrųjų nesam taip jau stipriai bandę to padaryti. Kiek domėjaus pasaulyje, tai nelabai kas to užsiema, bet aš manau, kad įmanoma. Jeigu labai pasistengčiau, ten nežinau, gal su kažkokiais skaniukais, su dar kažkom, gal ateityje bandysime įlysti tai, bet šiai dienai to nedarom.